Užbraukė. O čia viskas kesta. Nu kas tu vyras? Aš sukuosi, nebeisiu tam tikrai. Atsibos. Na kągi, sveiki atvykę į mano antrą video vlogą. Šį kartą tikrinsim Belgijos žemės. Skrisim į Belgiją. Grand Slam'o etapą kartu su kolega Mindaugu. Važiuojam iki Mindaugo. Linkėjimai kės Mindaugui. Alio. Sveikas. Sveikas, sveikas. Gal norėtum iki Belgijos nulėkt trumpam, ja? Jo, aš galvojau, susidėjau, aš važiuoju čia, tos ošvės liežuviuko jau. Tik kad aš važiuoju pas tave ugnių. Ai, čia taip, ne? Nu, kol kas viskas ne pagal planą, bet nepametam galvos, kaip sakoma. Aišku, kamštukai dar, bet nieko tokio. Viskas čia gerai, langų skysčio nėra, stiklas purvinas, nieko nematau, nieko tokio. Vakar, apie 12 valandą, nakties, užrašiau kai ką mindžiauškiško. MB, Mindaugas Butkus. Pažiūrėsim, ar Mindė sentimentalus, ar jam dzin. Mano spėjimas, kolega, nepyk, bet tau dzin turėtų būti. Bet tu apsimėsi, kad tau čia, wow. Sveikas, labas. Ne, tai gerai. Kūrą išpylė, ne? Gražiai. Raktė mašinas. Kavytas, kaip visą laiką. Ne, bet aš labiau, aš dešrytės tokia sūrė, man tokia labiau. Man sūrus užkant visą laiką, dešrytės labiau būna. Antrą savaitę, kiekvieną rytą, vaisius ir salčias pradėti. Aš spaudžiaus. Burokėlis, morka, obuolys ir apelsinis. Visą savaitę triedžiu. Nu realiai, nes grinai valas organizmas, žinai. Kolega atsidūrė ant kamoliuko mūsų. Buvo mažoji bendryje. Čia rimta, o yra dar vietas tau. Ten yra dar viena frazė, bet ten jau žaidimo metu. Frazė nesinervuok. Panašiai. Nepasiduok. Pas tokį labai gerą draugą yra Andrieš šitas žodis. Inspiravo gal. Pala, tai žiūrėk, ką Valentas parašė. You don't look for winners. They come when you stop looking for them. Valentas mums serviruoja į Belgiją išsivežti. Išsipirkom vieną laisvą vietą, 3 vietos bilietus, kad galėtume pasidarbuoti prie kompiuterio. Poland. Galvau, sinematinį pavauksiu, bet Lenkų įkišo ten reklamą. Prieš metus taip pat skraidome Grand Slam'ą, Liuvenę ir skrendant atgal atšaukė skrydį. Na tai ieškojom naujo skrydžio, gavom voucherių, pavalgėm. Nuskridom iki Vokietijos, ten pavalgėm. Aplankėm. Grįžom į Lietuvą ir dar gavom į sąskaitą po 200 eurų. Buvo aplankytos visos alaus šalis. Prieš metus sėdėjom ten ir valgėm iš voucherio for free. Jo. Pasakyta Belgija. Vafliai, alus, šokoladas. O Panevėžy, kaip sako, languotis sausainį. Jo. Nes už vaflį gali ir į galvą prasileisti. Nu ir mus kas pasitiks šį kartą? Mus pasitinka iš tikrųjų. Arian Studio. Man tai Stela tai toks blemo. Stela toks tai labai gražus turėtų būti šuns vardas.
Gerai, dabar man duotis. Išsakė, apvartai ir... Žai. Kosmos. Welcome to Lviv. Lviv. Va čia, kaip toli. Ką tik išlipom. Kaip man patekti tą... Welcome to our crib. Tokia maža patalpa, bet vis tiek atskiria dušą nuo tualeto. Va čia tai sąlygos. Iš čia atėjom, realiai jo statis, traukinys, nusileidom ir viešbutis pirmam aukštį. Čia praeidami užmatėm kebabų gamyklą. Chicken. Shit. Schauze. Pasičiupam kebabinzą. Nujaučiu, kad bus bomba. Bombinis. Bus žiauruminas. Bombidžiadžiau džiūdžio gausias. Sveikas. Turkijai aplodismentai. Padaža nedaug, bet viskas iš tos šmesytas ir iš... Tai mes sakėm, kad mums paruoštų... Taip, sportiška kebabą. Nu, dietologo tokio salatyčių daugiau, kad Realiai tortilija. Jo, tortilija su daug salotų, su skaidulom, kad kuo daugiau pasisavint organizmas per naktį, kad žengtume į kovą jau piktai nusiteikę, kad varžovai pabijotų tikrai. Opa! Čia einam, o čia viskas kesta. Mes esam greitesni už... Nu kaip čia pavadinus, net neaišku, kaip juos pavadinti. Greitoji santechnikos pagalba, bet čia bus reikalų, čia ragas, tu girdi kaip bėga. Neįtikėtinai blogai. Aparatas, biškai. Dar toliau. Visokio žaidimo. Ėjom, radom arkeidus ir šviesytės suvėliojo. Wow, Mario Kart! Bim, bam, bum. Ne, nu wow. Paradinė kokią pamatė Budkus. Gerai, Minda, pažaidėm. Varau aš, lėkiu. Kaip kažko nepamės šitoj kelionį. Prancūzijai buvo palikta banko kartelė. Ir man vis tiek kažko įnuojauta, kad kažką palikau namie, žinau. Dviratukų atėjo. Vietoj mašiną, ne? Po parkingas. Aš net, nu, čia, aš nežinau, kiek čia tūkstančiais turbūt dviračių. Eik tu savo. Ne, bet kontrastas, žiūrėk. Čia tiek dviračių ir motoroleriui vieta. Jau mes kaip prieš metus atvarėm, pamatėm, kad gatvėse belė kaip gerai sutvarkyta infrastruktūra, grinai dviračiai. 12 naktis, eisi miegot. 8 čekinas, tai reiks anksti vėl keltis. See you tomorrow. Let's fucking go. Labas rytas, be 28. Oi. Tiksliai labai. Idealiai, kol kas atsikėlėm be žadintuvo. Kauno grūdai, atsižvelkite į mūsų prašymus. Ko reikia. Viskas, ko reikia, ektas, pašyčių. Na mes ne vieni čia, daug mūsų. Esam 90% įsitikinę, kad nepriklausom pusryčiai. Bet čia nelabai matom, kad kažkas žiūrėtų. Tai va ir sultyčių, ir krosaną. Mes vis tiek apsistoję čia. Vis tiek jie gauna pelną iš mūsų. Ką man atryto maistą reiks paskui.
Čia apsilankysim, neslėpkim. Nu gal ne. Ne, kairiau. Sako, čia apsilankysiu. Sakau, nu ne. Sako, ne, čia. Ten, kur pilsta kažką. Pagal mūsų apskaičiavimus. Saulė suksis. Ir čia bus pavėsis, kur visą gaują ten ant pavėsiuko. Nu, mes bandysim užbėgti įvykiams už akių. Būdavo, bet... Kažkaip labai užtikrintai jaučiamės. Žaidime užtikrintai, o šiaip savijauta 9 iš 10. Kas nežino ir pirmą ar antrą kartą mato šitą žaidimą, tai ateityje kelsiu paaiškinimo taisyklių, kaip jį žaist for fun, ne pro, nes mes jau čia žaidžiam turnyruose. Yra begalės taisyklių. Jeigu nori for fun, tai čia mažiausiai reikalingas dalykas, į ką kreipdėmės. O, sveikas! Žaidimo pristatymas bus kitose video. O dabar, bring it home, baby, bring it home. Tobulą. Važiuok. Foto. Žaidžiam. Žaidžiam. Opa. Čia. Ui, lele. Va, čia. Kada. Anda. Quase. Nice. Wegfeuern. Wow. Easy. Go, sensei. Let's go. Ja, komm. Aber. Nein! Tor! Ja, Tor! Ein Vogel! Teraz Juri. Tor! Ah! Aber. Aber, der. Ja, echt? Haben sie? Fuck! Let's go! Schade! Komm. So, haben sie? Okay, ich bin kurz. Lang, liegst vor. 11-9 first. Ja. Service. No, I don't think it has any muscle. just a muscle or like a bruise on the bone. Okay, thank you. You're welcome. Ok, tai kas nutiko? Mindė mušė su kairė, kūnas judėjo, greičiausiai paliko koją ir su dubeniu sukosi ir galimai pasitempė raumenį.
Bent jau kiek sako kinezas. Nu, tikėkimės viskas gerai. Nu, būna, nutinka. Nu, gyvenimas. Kad ir kaip gerai jautiesi, kad ir kaip gerai viską atrodo atlieki, bet už kampo nežinai, kas tavęs laukia. Va čia va, raumenukas jo, bet gan stipriai, nes, nu, varžybų tikrai tęsti negalim. It was really fun playing against you. I think you had one of the best serves I had seen today. He didn't show up today, but he's insane. I was really happy to play because it was like a lot of fun. And, Prie mūsų tinklo dabar Gaiminda sako piknikas. Yeah, 30 is gonna be tough. Okay, I'm gonna get to work. We came there to the tent, and we asked for the food, when the food will come, and they say we have no idea. Okay, then 2 beers. Barą palieka ir pirmie eliminuoti. Sensei. you have Uber? Yeah, I'm the driver. The car is here. Okay, Renault? Renault, okay. Okay. Ateina iš kiemo ir va, sako, aš va jau atvažiavau. No, it's good, it's more than really. Sveikas. Mes jau iš praeitų metų žinojom, kad Liuvilnus turi seniausią katalikišką universitetą. Jeigu neklystu, 1425. Įsivaizduokit, kiek kartų turėjo pragyventi ir tas pastatas vis dar stovi. Rotušė. Vienas įspūdingiausių aplamai Belgijos pastatų. 15 amžiuje pastatytas gotikos stilius. Bet apie tai pratęs kolega Mindaugas, kuris dabar atidirbinėja ne aikštį, o už aikštės ribų atidirbinėja. Tai virš manęs yra vienas pagrindinių Leuvin miesto pastatų ir tarkim čia matom labai daug žmonių, tai pačioj yra patys paprasčiausi tie gyventojai. Tada eina tas vadinamas antrasis luomas, tai meras, kažkokia valdyba, o pačiam jau viršui eina tikėjimas ir, nu kas, kunigaikščiai įvairiausi, kunigai ir taip toliau. Tai čia yra vienas pagrindinių aplamai Leuvin pastatų, bet, nu, tikrai įspūdingai atrodo, žiauriai įspūdingai. Tai va, o daugiau, nu ką, šiaip neįtikėtina, žiūrėt, kai yra tiek detalių, ne? Nu, čia yra neįtikėtina. Dabar mes rankom padaryta viskas. Istorija kartojas. Skrydis atšauktas. Glasses on. Glasses off. Šitoj kelioniai viskas klostosi visiškai net pagal planą. Viskas čia gerai, atšaukia nuo tėčių. Ką padarysi, gal būtume nukrytę. O, tokius sakinukus. Grįžom dar atgal į stadioną finalą pasižiūrėti. Noriu namo. Ko dar nori? Pavargau. Valgėt šiaip dar noriu. Ką tik valgė, Mindaugai? Gal dar tas turkus dirbo. Pakel, kolegos, nebegaliu. Man skauda, taip skauda. Toj. Šiandien viskas, namų čia ir vse. Aha. Diena baigta. Taip daro. Likau vienas. Ne, Mindai skauda labai, tai palikau. Į viešbutį išėjau dar pamatyti naktinį Lioną. Kokį Lioną? Liuvilną. Irgi geras fruktas. Praeitais metais buvom ir prie tos Rotušės, nu visiškai dieną kitaip atrodo. Tai pabandysiu gal susukti lengvą montažiuką. Gerą žiūrėjimą.
Sėdau restorane. Vienas paaugliukas tarp garbaus amžiaus žmonių. Bet iš tikrųjų neturi už pastatą realiai visą gatvę. Vien jaunimo, vien labai visokie. O aš, tikrai vandenuko. Vaizdeliu. O rytoj nežinau, kokią dieną laukia. Nu vis tiek iš Briuselio skrendant, tai greičiausiai iš Liublino su traukiniu lėksim iki Briuselio. Ir dieną dar turėsim Briuselį. Tai nėra to blogo, kas nešytų gerą. Grinai šiandienos citatą. Susitiksim kaip prašvis. Labas rytas. Prisivalgėm, kalną privalgėm. Nežinau, ar mes galėjom valgyti, ar negalėjom, bet pavalgėm. Kaip Mindas sako. Jau kažką darai, daryk 100%. Gerai. Nu, turi 10 minučių užlipti šitais laiptais. Nu, jau paskubėk, jau žinok, 9 liko. Nu ką, diena Briuselyje. Apeisim per kelias valandas čia svarbiausius pastatus ar vietos. 3 salaus daryklas apeisim. 3 salaus daryklas. Kiek šitam atlaikys klubas, tiek ir eisim. O tada jau kviesimės įstaigas, kad mus deportuotų į oro uostą. Belgija sudaro 3 bendruomenės. Įmesiu žemėlapiuką. Tai šiaurinėj daly yra flamandų bendruomenė, kuri kalba olandiškai. O pietuose yra Prancūzijos, prancūzų kolonija, kalba prancūziškai. Ir rytuose yra vokiečių bendruomenė, kuri yra ženkliai mažesnė. Tai realiai flamandų šiai dienai, man atrodo, 60% Belgijos užima teritoriją. Liuvene buvom, ten buvo flamandų bendruomenė. Flamandų bendruomenė geresnį švietimą turi, daugiau dirbo, stengiasi. O Prancūzijos bendruomenė jie tokie pragmatikai, sako, nieko nenori dirbti, nieko nenori daryti. Ir mokesčius moka flamandai. Belgija, jie galvoja, kad jie tempia Belgiją visi. Tai jie nori atsiskirti ir turėti savo atskirą valstybę. Bet politiškai, istoriškai tai čia yra labai nerealus dalykas, kad taip įvyks. Tai jie bando susigyventi tiesiog su to neapykanta. Nu va, čia jau įdomu. Darome iki populiarios statulos berniuko, kur iš savo švanso sisioja. Ne, kuris sisioja iš savo švenčpeliaus. Neįmanoma prieiti. Tai kaip taip? Apspytė. Ta statula per šventės būna aprengta visą laiką skirtingai. Dabar matau įdomiai taip aprengta. Baisu, kai tiek žmonių tų ilgą pirščių, kad tik neištrauktų, nes daiktų tai apsimontavęs kiekvieną kišenę iki viršaus. Jeigu būsit Briuselį ir norėsit pamatyti, kaip atrodė per šventės tas berniukas statula, kuris sisioja, yra muziejus net su tais rūbais, kuriais buvo aprengtas. Žiūrėk, čia tie tokie kemperiai, tai grinai, kur filmavimai. Tokie kemperiai. Ir action. Maišelį musių. Porą savaičių turėtų užtekti. Nenori miegoti su fauleriu. Jis būtinai prileis į lovą. Nežinau, čia tas Mindaugas čia padūkęs, siautėja, nežinau, ką žmona su juo turės daryti, čia su merginom duoda, čia šoka, Pietų Amerikos stilium. Dabar žaisim, žinai ką, tą žaidimą, žinai, kur varlė turi peršokti per kelią, kur belekiek mašinų važinėja iš visų pusių. Nes čia nežinau, kokias 8 juostas galėtum padaryti. Dvikalbis miestas, bet savoje šalyje randiesi, bet jau kažką išsiaiškint, paklaust žmonių jau negali, nes gali būt, kad nešnekės savo kalbą. Panašiai kaip Vilniui. Kaip Vilniui. Kadangi finansavimą Lietuvoje sunku gauti, rėmėjų sunku rasti, eisim į aukščiausius, į Europarlamentą, pabandysim į duris pabaladuoti, gal kažkas atidarys. Čia pagrindinis, neįėjimus. Bet tai tu susitarė, ne šiandien? Jo. O tai kur jie? Kodėl jie čia užsidarė? Buvo suplanuotas.
Tokį kelią trenkėmės. Man paskambink Mindį? Pasuk Mindį. Suk Mindį, aišku. Suk? Tai aišku, suk, nu kas yra. Kur mūsų paramos? Ką žinau, kas belieka. Apžiūrėti miestą. Šiaip Žemaitaitis. Jo? Nieks nesuplanuota. Pasirodo. Ai, čia taip gavosi, ne? Kaip visą laiką. Ir vėl. Mums projektą nepatvirtina, alio. Ir vėl. Laiko tai, ko mums reikia. Ir štai ji. Bleve, suvaja gražiai mūsų trispalvytė. Ačiū tiem, kas skyrė 1-2 procento. Dėl jūsų mes galime vaikščiot parlamento kiemelį. Įsivėliam labai stipriai, atšaukė skrydžius. Piligrimais grįšim. Piligrimų taku į Lietuvą. Aš visą dieną į tave žiūrėjau užlūpčianti, kad man dabar skausmas persimetė. Juokėsi. Atsimeni, kada mes paskutinį kartą juokėmės, nes jau be maisto, matai, ir jau nebesijuokėm. Jau atstumas didėja tarp mūsų einant. Nekontaktuoti, kad neįkiltų konfliktų. Taip, nešnekėti. Gerai, aš šnekėsiu su savo žiūrovais dabar. Sveiki žiūrovai, bet jie irgi nešneka. Galva balioninė daros paviški. Jau darausi kreizas. O, Mindė, nesitikėjau, kad tu čia atsivesi mane papiknikaut. Nu kas tu yra, galima eiti ar ne, aš nesuprantu. Tai nueinam valgyti, nu kas yra tau? Gerai, kas yra? Ne, viskas, aš sukuosi, nebeisiu tam tikrai. Atsibodu. Dabar reiks apeit vandenį. Ai, čia pasirodo... Nėr tiltų. Mepsuose rašė. Infrastruktūra prastesnė. Rašė, kad katamaraną turi išsinuomoti ir perplaukti. Ne ten. Paskutinė stotelė šiandien. Triumfo arka. Kelionė vėl, taip. Atrodo, susapnuoji ir atsikeli. Ten kokių nagų rūrų, ne? Tenais visa istorija, kaip statė šitą pastatą. Jo, iš pradžių nagi statė 2, tada 4 nešė vamzdžius. Bando atkūrinėti čia savo pausnagiai. Bando atkurti istoriją. Darėm čekiną, nes neleido intikų. O dabar einam prasimušinėti voucherius kažkokius. Už nuostolius. Antrą kartą Briuselis mums dovanoja nemokamą maistą, nemokamus bilietus. Įža mum barkodą, nusiskanuokit, ten susipildysit kompensacijų už bilietus. Viskas, galvoja, paleis. Ne, jau čia vyrukai su patirtim. Mums netinka, sakom, o kaip dėl maisto? Sako, tai patikrinsim. Prispaudinėja ten klaviatūrų ir volia. 15 eurų man, 15 Mindį. Einam šnicelį ragauti. Apie 15 eurų ir gavosi.
Špioniro golubiro. Yra, žiūrėk. Op. Yra. Beveik. Yra. Vat ką tą darau? Raudona korta išvarytas vienas. Kaip jautiesi kompiuterinius žaidimus ilgiau pražaidęs negu smūginis šitą kelionį? Liūdniau čia. Neslėpkim. Pergalė. Mano rankose. Viskas yra dabar. Dabar yra viskas jau. Iš tikrųjų, ačiū, kas parašė asmeninę žinutę ar komentarą ar gyvai. Labai gera ir motyvuoja girdėti tokius žodžius. Leiskite ant tų strėlių, ant to subscribe mygtuko. Ačiū dar kartą. Susitiksim. Galimai susitiksim. Neužilgo. Aš pasakysiu go sensei.